Kas yra stilistika? Skirtingi mokslininkai skirtingai tai apibrėžia. Jeigu sudėtume skirtingų mokslininkų apibrėžtis, tada galėtume tam tikrais veiksmažodžiais pasiremdami pasakyti ir kas yra iš tikrųjų stilistika. Ir jeigu taip, tada sakom, kad stilistika yra mokslas, kuris tyria kalbos raiškos priemonės. Ieško tų raiškos priemonių pačių geriausių ypatybių. Jie mus moko, kaip reikia tam tikrų metu, tam tikram tekste, tam tikroje aplinkoje pasirinkti tam tikrą žodį, tam tikrą formą, tam tikrą sakinį. Stilistika stebi, kaip tekste yra išdėstomos raiškos priemonės ir pagal tai skiria funkcinius stilius. Įdomiausia tai, kad stilistika apima visus kalbos lygmens vienetus – ir garsą, ir žodį, ir formą, ir sakinį. Tik tiek, kad ji tai nagrinėja kiek kitaip negu specialieji mokslai. Fonetika, morfologija, sintaksė, jie žiūri į kalbos vienetus per darybos prizmę, o stilistika per vartoseną. Kada, ką pasirinkti, kad skambėtų taip, kaip nori autorius.